Simuliacinis žaidimas EcoSim Elections. Žaidimo metu modeliuojama partijų veikla priešrinkiminėme laikotarpyje. Kiekviena komanda ar atskiri žaidėjai atstovauja skirtingoms partijoms ir varžosi tarpusavyje. Pradžioje visų besivaržančių partijų šansai lygus, jos turi vienodus reitingus, taip pat tokius pat finansinius išteklius. Žaidimo periodai atitinka savaitės trukmės realaus gyvenimo laikotarpį, taigi kiekvienai savaitei partijos priima naujus sprendimus. Kokius kintamuosius galite valdyti? Kiekvieną savaitę visos partijos turės įvertinti tam tikras politinės idėjas ir pasiūlymus, kurie bus aktualūs nacionaliniu lygiu. Partijos galės pasisakyti ir tam tikrų metų visuomenėje, mažiau aktualiais klausimais, pasirinkdamos juos laisvai. Politinių idėjų, kuriomis galima pasisakyti sąrašas, pakankamai platus. Iš viso išskiriamos 6 plataus spektro politinių siūlymų grupės. Politinės idėjas vertinti galima tiek palankiai, tiek neutraliai, tiek neigiamai, taigi pasirinkusius tam tikras politinės idėjas, partijos turi nurodyti ir pozicijas jų atžvilgiu. Norėdamos apie savo politinius pasirinkimus pranešti visuomeniai, partijos turi investuoti į viešinimo kanalus. Žaidžiant galima rinktis, kur investuoti tarp televizijos, radijo, spaudos, interneto ir tiesioginės komunikacijos su rinkėjais. Kiekviena priemonė pasižymi skirtingą kainą, skirtingu efektyvumu ir žinoma skirtingų poveikių atskiroms gyventojų grupėms. Taigi partijos turi nuspręsti, kaip efektyviausiai paskirstyti ribotus finansinius resursus. Kokie yra rinkėjai ir visa žaidimo visuomenė. Į partijų sprendimus reaguoja atskiros visuomenės grupės, taip pat verslininkai ir siauro intereso grupių atstovai. Svarbiausias partijos veiklos vertinimo matas – turimas reitingas. Reitingo didėjimą gali užtikrinti balsai pritraukiami iš rinkėjų, kurie šiame žaidime yra suskirstyti į 4 grupės. Politinės idėjas, kurios yra ištransliuojamos per jau pasirinktus viešinimo kanalus, pasiekia skirtingas visuomenės grupės. Šiame žaidime tai yra jaunimas iki 25 metų amžiaus, vidutinio amžiaus miesto ir regiono gyventojai bei pensininkai. Daugiau informacijos apie visuomenės segmentavimą ir šias visuomenės grupės galite sužinoti video įrašų sekcijoje reklama. Dalis visuomenės neužtikrina didelio skaičiaus balsų, bet gali užtikrinti partijos veiklos finansavimą. Užsitikrinusios verslininkų ir siauro interesų grupių palankumą, partijos gali tikėtis pritraukti didesnius finansinius išteklius tolesnei rinkiminiai kampanijai finansuoti. Nors ir priklausydami tai pačiai visuomenės grupiai, rinkėjai gali elgtis skirtingai. Kai kurie gali visai nebalsuoti rinkimuose, o kai kurie liks ištikimi kuriai nors partijai bet kokiu atveju. Pagal elgseną rinkėjai skirstomi į 4 grupės. Dalis rinkėjų vis tiek balsuos už jų nuosekliai remiamą partiją, net jei jiems nepatiks vėliausi šios partijos sprendimai. Kita dalis rinkėjų remia kažkurią iš partijų, bet gali lengvai pereiti prie kitos, jei jos pozicijos bus patrauklesnės. Neapsisprendė rinkėjai, kol kas neremia jokios partijos, bet dėl reklamos apsisprendė balsuoti. Dalis visuomenės kol kas neplanuoja balsuoti, bet reklamos pagalba juos dar galima įtikinti. O kas laimi rinkimus? Laimėtojas nustatomas pagal partijų reitingą, laimi ta partija, kurią per rinkimus palaiko didžiausias procentas rinkėjų.